Šiandien mūsų galutinė stotelė. O ką jums reiškia krepšinis? Ar turi kažkokią gilesnę prasmę negu tiesiog sportas? Man asmeniškai gal daugiau tai siejasi su vaikystė, kadangi mano tėtis yra didelis krepšinio fanas, tai nuo mažų dienų žiūrėjau tas rungtynės, tai dabar tokie sentimentai daugiau galbūt ne sporto, bet gerai praleisto laiko. Sportas, pramoga, laisvalaikio praleidimas. Na, kadangi jaunystėje pats daugelį laiko žaidžiau krepšinį, tai užima gan didelę mano širdies dalį. Ir pakankamai esu didelis fanas ir visą laiką turiu laiko stengiuosi palaikyti Lietuvos rinktinę. O gal teko krepšinį žaisti kokiai nors nestandartiniai vietoje, aš nežinau, virtuviai, lovui ar dar kažkur? Krepšinį ir teko žaisti, mes visą laiką žaidžiam krepšinį. Sportininkai, kurie žaidžia krepšinį, visą laiką žaidžia krepšinį, nes taip, virtuviai, pavyzdžiui, kai pasiemi šiukšlę, tai turi pataikyti šiukšliadėžę, tai čia visą laiką, čia neatskiriama dalis. O sakykit, kas jūs veža į jūsų asmeninės pergalės? Galbūt ambicija ir užsibrėžti tikslai. Jeigu tu pats sieksi, to norėsi, mažais kažkokiais laipteliais, tai ir prieisi savo pergalės. Noras laimėti. Užsispyrimas. Motyvacija, geri rezultatai. Žinau, užsispyrimas, susibrėžimas, tikslo siekimas ir tiek. Toks įdomus klausimas, bet sakyčiau pačio užsispyrimas, sunku net pasakyti. Savi užsibrėžti tikslai. Na, tikriausiai artimi žmonės, svajonės apie tuos tikslus, net nežinau, kas dar, paskatinimai visokie žmonių, šypsena žmonių, net nežinau, kas dar, tikriausiai tas. Visų pirma, nusiteikimas, savo tikslų siekimas ir įsigilinimas iš tikrųjų tai, ko tu nori gyvenime pasiekti.